Štai verslininkas Jonas, kuris turi nedidukę rūbų, aksesuarų ir batų parduotuvėlę, kitaip dar vadinamą butikų. Jonui, kaip ir daugeliu sėkmingų verslininkų, norisi didinti savo parduotuvės pardavimus ir pelną. Jo negąsdina net ir ekonominė krizė. Jonui šovė puiki mintis atidaryti elektroninę parduotuvę ir taip plėsti prekybą elektroninėje erdvėje. Pasidomėjęs, jis sužinojo, kad elektroninės parduotuvės atidarimas nėra jau toks brangus ir nusprendė ją atidaryti. Va, galvojo Jonas, šluos visi pirkėjai mano nuostabiasias prekes, tai bus gražaus pinigėlio. Tačiau laikas bėgo, o užsakymų kaip nebuvo, taip nebuvo. O dar ir sąskaita už IT-šnikų paslaugas atėjo. Jonas visai viltį prarado ir tuomet suprato, kad ne jo mažam butikui konkuruoti su didžiosiomis elektroninėmis parduotuvėmis. E-Boutique LT tai vieta, kur stilingi ir įnoringi žmonės randa tai, ko jiems reikia. Nuo ryškiausio šalio iki puošniausios suknelės. Ši elektroninė parduotuvė leis madų besivaikantiems ir unikalaus ieškantiems žmonėms išsirinkti tai, kuo papildyti savo garderobą greitai ir patogiai internetinėje parduotuvėje eboutique.lt. Na, o smulkioms rūbų, batų ir aksesuarų parduotuvėms eboutique.lt leis padidinti savo pardavimus ypatingai mažais kaštais. Bet kaipgi visa tai veikia? Mūsų klientas, užsukęs į mūsų elektroninę parduotuvę, išsirenka prekę iš plataus siūlomo asortimento. Ja kurjeris, paėmęs iš butiko, kuriame ta prekė yra, pristato pirkėjui per 1-2 dienas. Užsisakydamas prekę, klientas sumoka mūsų nustatytą kainą, susidedančią iš komisinio ir butiko nustatytos kainos, kuri, sėkmingai įvykus sandoriui, sumokama butikui. E-Boutique LT tai vieta, kur stilingi ir įnoringi žmonės randa tai, ko jiems reikia.